Sveiki visi, šiandieną keliausime į 14 amžių, laikus kupinus pergalių, pralaimėjimų ir nesibaigiančių kryžiuočių noro tiesiog užimti visą Lietuvą. Konkrečiau 1362 metus, kai Kauno pilyje situacija pradėjo kaisti. Ši Kauno pilis buvo nauja prašmatni mūrinė tvirtovė, pastatyta pačioje strategiškiausioje vietoje. Lietuvai tai buvo gynybos simbolis, bet vokiečių ordino akise tai buvo tarytum rakštis subinėje ir jie labai norėjo tą rakštį pašalinti. Kauno pilis trukdė jų planams žygiuoti gilyn, prisijungti naujų žemių ir tiesiog pasakyti: sveiki, dabar visi esate krikščionys, tiesiog taip. Ordinas vadovavimas didžiojo magistro Vinricho von Kniprodės arba tiesiog Vinrichas nesirengė į eilinę išvyką. Pasiruošimas truko ištisus metus. 1361 metų vasarą buvo atlikta kruopšti pilies žvalgyba, nustatant pilies mūro storumą ir aukštį. Kai Vinrichas nusprendė eiti į Kauną, jisai pasakė: eisim ir eisim stilingai. Tai buvo neeilinis antpuolis, o tarptautinė supergrupuotė. Riteriai ne tik iš Prūsijos, bet ir klasikiniai kariai iš Vokietijos, Anglijos, Italijos, Prancūzijos. Iš viso maždaug 3000 karių. Žodžiu, tai buvo labai brangus ir rimtas žygis. O technika tarytum pati naujausia ir moderniausia to meto Tesla. Jie atsivežė katapultas ir trebušetus, akmenų mėtymo mašinas, o svarbiausia šturmo bokštus. Aš kalbu apie bokštus specialiai pagamintus Marienburge, jog atitiktų Kauno pilies sienų aukštį. 1362 metų kovo pabaigoje iš Karaliaučiaus jie visi atvyko į Ragainę. Čia pasipildė atsargas ir sulaukė palankaus vakarų vėjo, laivais Nemunu prieš srovę per 3 dienas pasiekė Kauną. 1362 metų kovo pabaigoje kryžiuočių laivai prisišvartavo prie Nemuno ir Neries santakoje buvusios salos. Per siaurą upės protaką jie statė tiltus ir jais gabeno atplukdytą karinę techniką, kurią vietoje meistrai ir sumontavo. Tai buvo lyg koks IKEA komplektas. Palikę dalį karių saugoti laivus, prieš pradedami puolimą, kryžiuočiai nusprendė atkirsti pilį iš rytų, kad papildomos lietuvių pajėgos negalėtų ateiti ir padėti pilies gynėjams iš išorės. Iškasę ilgą griovį, pastatė aštuonkuolį tvorą ir palikę sargybą, ordino kariai užsitikrino saugų užnugarį. Pilis buvo apsupta iš visų pusių. Tuo tarpu pilyje buvę lietuviai aktyviai ruošėsi tam, kas greitai prasidės. O kasgi buvo tie, kurie buvo pasiryžę ginti pilį net ir savo gyvybės kainą? Tai buvo jaunasis kunigaikštis Vaidotas, didžiojo Kęstučio sūnus. Pilies įgulos pagrindą sudarė patyrę šauliai, lankininkai ir arbaletininkai. Iš viso apie 350 karių. Tai maždaug 10 kartų mažiau negu kryžiuočių, sąžininga, nemanau. Vaidoto tėvas, Kęstutis, prieš pat kryžiuočiams pasiekiant Kauno pilį, iš jos pasitraukė, nors kryžiuočiai ir tikėjosi jį ten rasti. Jis tai padarė, norėdamas surinkti didesnę kariuomenę ir atremti galingą ordino antpuolį. Kęstutis atsivedė pastiprinimą, bet ordinas jau buvo pasiruošęs užtvaras ir pagalba buvo negalima. Ordinas lyg pasakė: atsiprašome, pagalba kelyje sulaikyta. Pabandykite dar kartą po kokių 30 dienų. Kęstutis liko stebėti nuošalėje puolamą Kauno pilį. O ką padarė mūsų 350 drąsuolių? Jie nepasidavė, prasidėjo sisteminga, bet atkakli kova. Apie tai, kaip įvyko šita kova, yra žinoma iš Vyganto Marburgiečio istorinio veikalo Nauja Prūsijos kronika. Kaip teigiama kronikoje, magistrui pavedus, maršalas Heningas Šindekovas, vykdydamas savo pareigą, padalijo kariuomenę. Nurodė kiekvienam savo vietą, paskyrė taip pat kariuomenę į salą saugoti savo laivų. Trečią dalį išdėstė aplinkui Kauno pilį, narsesnius išilgai užtvaros. Tačiau pilyje buvo daug šaulių, kurių strėlės sunkiai žeidė krikščionis. Tada maršalas įsakė statyti mašinas ir kitus pabuklus sulig pilies aukščiu, o pilis buvo labai aukšta ir stipri. Tuomet Marienburgo dailidžių meistras Markvardas sugalvojo ir pastatė senodaužį,
kuriuo išgriovė kampinį priešpilio bokštą iš Nemuno pusės. Kita visiškai panašią mašiną pastatė Karaliaučiaus Dalidžių meistras, su kuria visiškai sudaužė priešpilio bokštą, stovėjusi prie Neries. Su ta pačia mašina jisai sudaužė ir pilies mūrą. Minėtas Markvardas pastatė bokštą aukščio sulyg pilimi, o meistrai iš Elbingo kitą tokį rytų pusėje. Kauno pilies gynėjai sėkmingai kovojo su tais apgulos bokštais, iškišdami už pilies sienų rąstus, neleidusius juos priartėti prie sienų ir nuleisti šturmo tiltų. Net kronikoje autorius neslėpė savo susižavėjimo gynėjais, sakydamas, stabmeldžiai puolami dieną ir naktį negalėjo neatsikvėpti, bet jie, krikščionių nelaimiai, karžygiškai gynėsi. Kauno pilis atlaikė beveik 3 savaitės moderniausias to meto kariuomenės puolimą. Tai buvo drąsus ir sumanus pasipriešinimas. Tačiau dėja, mūras nėra amžinas. Balandžio 10 dieną, verbų sekmadienį, atvykusi Livonijos magistro Arnoldo von Fittinghofo kariauna galutinai pakeitė jėgų santykiai kryžiuočių naudai. Pilis dabar buvo puolama iš visų pusių. Jos sienos gerokai aptrupintos sienodažių smūgiais, sugriauta ir priešakinė priešpilio mūro siena. Pagaliau pro pramuštą vidinę sienos plyšį į pilį prasibrovę riteriai ją padegė. Liepsnuose žuvo ne tik gynėjai, bet ir nemažas būrys puolusiųjų. Kauno pilies gynėjai buvo žudomi be gailesčio. Į nelaisvę paimtas tik Vaidotas ir 36 kiti kariai. Tai ta dalis, kur viskas tampa liūdna. Kryžiuočiai atšventė pergalę su trenksmu, jie sulygino pilį su žeme ir ant griuvėsių laikė mišias. Iš mūrinės Kauno tvirtovės liko tik griuvėsiai. Kryžiuočiai pasitraukė palikę tik skausmą. Legenda byloja, kad matydamas degančią pilį, jaunasis Vytautas prisiekė savo gyvenimą skirti atpildui kryžiuočiams. Ir išties, šitas pralaimėjimas tik sutelkė lietuvius ir žemaičius kovai už krašto laisvę. Ordino didysis maršalas Šinderkofas savo galvą paguldė Rudavos mūšyje. Saloje priešais Kauno pilies griuvėsius kryžiuočiai pastatė mūrinę Marienwerderio pilį. Pilis būdavo vis niuniokojama. O prie Žalgirio mūšį lietuviai atstatė ir Kauno pilį. Greta jos ėmė sparčiai augti miestas. Tačiau koks galėjo būti Vaidoto likimas? Į tai galėtų atsakyti 14 amžiaus vidurio Anglijos kronika Eulogium Historium Sive Temporis. Ši kronika aprašo 1365–66 metus. Jos autoriumi laikomas Malmulsberio vienuolis Tomas. Šis vienuolis per abatą turėjo glaudžių santykių su karaliaus dvaru, todėl jo paskutinių metų užrašai apie karaliaus Edvardo III dvaro gyvenimą laikomi patikimais. Šioje kronikoje minima, jog 1365 metų lapkričio 6 dieną į Londoną atvyko Kipro karalius Petro I Luzinjano, atsivesdamas su savimi belaisvį pagonį, vadinamą karaliumi iš Lecto, taip vadinamos Lietuvos, ir kitą didžiūną, ne belaisvį, bet didžiūną pagonį, vadintą ponu iš Jeruzalės, kuris buvo atverstas į krikščionių tikėjimą. Svarstydami alternatyvas, kas galėjo būti šis kunigaikštis iš Lietuvos, be Vaidoto jokių kitų variantų negalima pasiūlyti. Žinoma, šaltiniuose galėjo būti neužfiksuotas epizodas, kad kažkoks Gedimino giminaitis pateko nelaisvę ir buvo išsiųstas toliau į Europą. Tačiau tai buvo tik spėjimas, kadangi tokios informacijos neturime. Tačiau Vaidoto atveju turime neabejotinas žinias apie jo patekimą į nelaisvę 1362 metais. Tai leidžia teigti, jog didžiausia tikimybė, kad Anglijos karaliaus dvare minimas Lietuvos kunigaikštis buvo Vaidotas. Manoma, jog būdamas nelaisvėje, jisai buvo perkeltas arba parduotas vakarų Europos monarchams ir ten atliko svarbų vaidmenį. Nors tiesioginių šaltinių apie tai, ar Vaidotas grįžo į Lietuvą nėra, didesnė tikimybė, kad jisai galėjo ir negrįžti. Tačiau likimas po 1365 metų lieka nežinomas. Kauno pilies užpuolimas buvo didžiulė tragedija Lietuvai, nes tai buvo vienintelė mūrinė pilis Nemuno gynybinėme ruože. Tačiau sunaikinta pilis tapo simboliu. Vaidoto ir jo 350 vyrų ryžtas parodė ordinui,
Gerai, jūs gal ir sugriovite mūsų pilį, bet jūs mūsų nepalaužėte. Jų kova tapo pasipriešinimo legenda. Paradoksalu, bet po metų Kęstutis grįžo ir atstatė pilies įtvirtinimus. Taigi, štai ir viskas. Apgultis buvo pralaimėta, Kauno pilis sunaikinta, bet legenda apie drąsą išliko. Ir kas galėjo pagalvoti, kad paprastai rąstai gali būti tokia veiksminga gynyba. Jei jūs sužavėjo šią istoriją apie rąstus, riterius ir labai piktus krikščionis, spauskite patinka. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir pasidalinkite šio vaizdo įrašą su kitais. Klausimas žiūrovams. Kokį geriausią patarimą 1362 metų Kauno gynėjams galėtumėte sugalvoti? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video apie neįtikėtiną Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.